Sveikas merginos, šiandien pabandysiu rekreitinti Miranda Rea Bad Makeup. Su make-upu neturiu per daug patirties. Bandysiu žiūrėti YouTube videoką ir bandysiu rekreitinti visą looką. Tepu kremuką ir norėjau dar pasakyti, jog aš nenaudosiu visiškai identiškai priemonių, ką jinai naudoja video. Nes tikrai nepirksiu dėl video naujų priemonių. Naudosiu tai, ką aš turiu pas save. Toksai turėjo būti disclaimeris, kad bandysiu savo priemonėm tiesiog atkurti tvarką ir seką, kurią jinai daro. Pradedam. Manau, pakankamai ir manau, pakankamai matosi viską, ką darysiu. Va, čia yra viskas, ką aš turiu. Daugiau nieko nėra. Čia mikrofonai, nekreipkite dėmesio. Teptukai, bronzeriai ir va dar ten biškiai yra dalykų. Tai jinai pirmiausiai deda pudrą, tai aš naudosiu šitą pudrą. Pudra kaip ir on. Tai žiūrim, ką jinai toliau daro. Manau, dėti concealerį tas vietas, kur jinai dėjo. Jinai dėjo čia ir čia, būtent į šitą. O dėjo, jinai įsižiūri tamsus, man atrodo. Nu, jau pradėjau. Tai galbūt išsiblendins ir nebus taip baisu. Ai ne, gal nėra taip baisiai, gal nėra toks baisus tamsus. Jinai dar irgi to pačiu uždėjo concealerį būtent ant akių. Va, uždėjom irgi va čia, šito vietoj. Toliau jinai naudoja bronzer stiką ir jinai jį deda tik tais ant šitų vat vietų, bet šiek tiek vat žemiau, kiek aš matau palyje. Tai jinai deda vat šitoj va būtent vietoj. Aš dažniausiai mėgstu bronzer dėti į blushą vietą, bet jinai deda šitoj, tai bandysim atkopijuoti ir jinai tą pasiėmė tokį mažesnį teptuką, tai galim panaudoti šitą, manau, kažkas panašaus kaip pas ją video. Ir blendino tai tiesiog tamdavo. Jesus Christ, blendingis. Kaip man čia išsiblendinu. Aš žinausiai blendinu su kempinėlė, tai vapšė nors tai nemoku blendinti su teptuku, net nesuprantu, kaip čia reikia daryti. Čia turi išsiblendinti jisai? Nesuprantu. Čia jau išsiblendinus skaitos? Nu gerai, bandom kitą pusę. Nu atrodo, lyg išsiblendinau. Manau, kad dar vis tiek po to eisim per tą veidą, tai dar dablendinsiu, jeigu reikės. Tai dar deda bronzerį šitoj vietoj. Aš turiu irgi tokį dark shade'ą, žiauri dark. Tai naudosim šitą. Tai jinai daro 2 dots. Tokius mažiukus, bet man nieko nematau. Nieko neužsidėjo. Na, bus 2 dots čia. 2 dots čia. Tą pasiėmė šiek tiek mažesnį teptuką. Su mažesniu teptuku čia gali būti problema. Nu, tokį ne visą. Aš turiu tokį. Bet kad čia mano mažiausias toks, kur blendinimą naudoju. Ta naudoju pudrikiai. Turiu dar tokį, bet čia labai fluffy. O jinai naudoju tokį kietą. Tai manau, kad naudosiu tą patį teptuką tiesiog, bet. Ir su to pačiu bandysiu tiesiog. Ir jinai blendina čia tiesiog, va taip va. Va taip grinai tiesiog tapina jinai. Va. Išblendinau, nežinau. Nu, man atrodo, kad aš išblendinau. Man kažkaip keistai labai atrodo bronzeris šitoj vietoj ant manęs. Nu, bet atrodo išsiblendinau. Toliau. Jinai kas leftino, tiesiog va taip va, eina per nosį. Toliau blushas. Tai blush aš turiu vienintelį. Jinai pirmą naudoja powder brushą. Tai bandysim pat kartuoti. Tai manau, kad galim kažką tokio teptuką naudoti. Tokį gal. Tai jinai daro vat nuo čia ir tiesiog va taip vat varo su blush. O Jesus Christ, kaip greitai. Gerai, varom iškelį. Opa. Va čia ir tiesiog sakė įblendina į kontūrą. Noriu didesnio brushą. Nu, žodžiu, imam tą patį. Dėl to, yra kaip yra, neturiu aš daug tų teptukų. Imam tą patį ir tiesiog tokiais vat tep. O, išblendinau blushą. Šiaip gal kas visai, sakyčiau, neblogai man čia gaunasi. Kaip ne make-upo profiai. Ką toliau dar? Jinai dar blush ant viršaus deda, bet aš neturiu. Ir labai tamsiu dabar blush naudoju. Geriausias dalykas, ką aš galiu panaudoti lūpdažį šiaip gal. Nežinau. Nu, turiu tokį tamsų lūpdažį, tai čia labai panašis būtų spalva jos, tai galbūt pabandom. Deda 2 dots vieną pusę. 1, 2. Bet žiauriai bijau dėl lūpdažio ant veido. Tai jeigu viską sugadinsiu dabar ir tiesiog blendinu, toliau. Tikiuosi, jog viską nesugadinsiu ir jog tiesiog bus gražu. Žodžiu, vienas makiažo šepetėlis visam make-upui. Nu, jaučiu išsiblendinau visai gal kietai. Tai dar blush naudoja, bet gal jau užteks. Aha, tai dabar powderis, sako, gerai. Tai aš turiu šitą. O, tą powder puff turiu aš irgi. Turiu netgi tiek.
šitų visokių powder puffų. Manau, susiras kažkokį tais pusiau bent jau švarų. Yellow pasimsim powder puffą, kaip jinai pavadina. Šiek tiek telefone vietos pritrūko, tai turėjau biškelį ištrinti dalykų, tai labai tikiuosi, jog išsisaugojo viskas, ką filmavau. Žodžiu, dabar nusisausinom veidą. Viskas tvarkingai. Čia visą. Tikrai nebeatrodo kaip kalėdinis žaisliukas ant eglutės. Taip, toliau jinai bronzinasi, tai aš turiu šitą labai fainą savo bronzerį. Man patinka šitoks prašas. Tai jinai tiesiog, sako, bum, 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 bet taip pat tiesiog tebina darant skruosčiukų. Labai man keisčiausias dalykas, jog jinai vapšė nekonturuoja kaktos. Visiškai nuo nulis. Tik tais šonus, jokios kaktos konturavimo. Ir va tiesiog atsako tebina šitaip. Tai mano žandai yra antiek išpudrinti. Aš tai žiūriu, norėčiau kaktą biškį nueiti. Aš gal biškį ir nueisiu, čiučitėlį. Tai bent pablendint kažkaip, nežinau. Čia ir jie pačioje norėtų susblendinimo. Tokio. Gal biškį geriau prisiblendinau. Nu, žodžiu, varom nosytę vieną pusę. Dar blushą? Ne, man užteks jau blushą. Aš jau blushą nebedėsiu. Jinai dar deda blushą. Oh my god! Gerai, pradedam akis daryti. Gerai, tai pirmiausiai jinai susėtina whole eye. Tai aš turiu šitokią paletę, kur yra šiek tiek ir šešėlių. Tai panaudosim šitą, būtent užsetint akį. Nenorėčiau didesnio kažkokio, tai gal šitokio. Šiek tiek noris didesnio, stingi labai tiek eit per tą akį. Ir jinai dar tą patį daro pačioje akies. Eiktų savo. Biški pavargau, bet sakyčiau, po kol kas labai geras procesiukas. Biški vėl vietos pritrūkau, tai teko vėl kažką ištrinti. Jinai dar eyebrows, pieštuką ir visą kitą. Aš kadangi turiu pakankamai storus antakius, dar vakar jūs gražiai išsipešiojau, tai aš juos tiesiog paimsiu su želiuku. Va. Tvarkingi antakiukai. Aha, tai dabar prasideda toks glowy. Tai va, aš turiu glowy spalvytę tokią. Ai, čia jinai daro... Tai jinai čia tokį highlightuką pasidaro. Tai kadangi aš neturiu highlighter ir nelabai naudoju, tai mes paimsim šitą spalvytę. Tai čia yra tokia kaip... Nu, čia šešėlinė spalvytė, bet žiūrėjau, jinai daro iš čia ir eina tada ten. Va čia šiek tiek. Ir tada eina į apačią. Tai pavadysim tokį snatched padaryti. Tai snatched kitą pusę, tokį ir į apačią. Šiek tiek dar. Čia. O tiek, kaip blizga, negaliu patikėti, juk čia aš taip kaip makiažą darausi. Dažniausiai toks makiažas, tokį aš matau tik tais pas profesionalą kėdėjai, o čia pati namuose, kad pats sugalvojau sekmadienį, bet pasidaryti makiažą. Naudoju kažkokią tai fancy šmenti paletę, tokio aš tikrai neturiu. Tai gerai, tai pirmiausiai nepasiėmiau rudą spalvytę ir dedais į kornerį. Turim tokią rudą, jinai labai tamsi, ir turim tokią rudą. Ir dar turim tokią rudą. Šitą man labiausiai patinka, šešėlis galbūt bus luck. Įmam tepčių. In the corner. Pasimeldžiam dabar. Žiūrim tiesiai į veidrodį. Man atrodo, per didelis toks. Neturiu mažesnę, varom su šituo. O kaip jinai išsiblendin? Just on the outside, tai karčiau, tai va tiesiog bim. Nu, tipo, uždėjau, ką žinau. Tai man reikia išsiblendinti normaliai. O, Jesus Christ. Gal šitą panaudoti, tas toks labiau snatched. Nes tas prieš tai toks labai big, tas teptuks. Aš nenoriu kentakio davės, bet pagavos tokio, matot šitą vat gaigalą. Tai man nepatinka. Pabandysiu išblendinti. Nu, pala, toj, sekundėlę. Įmam tą pačią rudą, pamečiu visą spalvytę. Bandom galbūt labiau į vidų čia.
Nu, aš bandau gal tiesiog tepinti, gal taip lengviau. Nežinau, o matos iš viso kažkas, man tai nėra skirtumo apšė. Ir tada jinai pasiėmė mažesnį šepetėlį, toks gal tiks, ir į apačią, su ta pačia ruda spalvytė. Taip biškiai apačiai. Ne tai, kad visiškai priekijas, bet jinai tokį, vat, šiek tiek galbūt vat, po akim. O, geras, kaip įdomu, akis atrodo iš karto. Aš manau, kad naudoju labiau fluffy brushą, tai jeigu jūs turit kažką fluffy, aš tokio apšė nieko neturiu, mažą ir fluffy. Ai, šiaip turiu, ką aš nusišneku. Tai gal tas dar geriau bus. Toks biški mažas ir fluffy labiau. Oi, daug geriau iš karto blendinas. Gal ir gerai. Bus gerai. Paliekam. Toliau jinai pasiėmė glitterį. Tai galim duoti šitą patį, kur šoną naudojau, visai gražiai spalvytė. Tai jinai pasiėmė su pirštais glitterį. Ir tada tiesiog, kad... O, Dieve, koks ryškus. Ką aš pamečiau? O Dieve, čia ištipius? O, fuck. Čia buvo mano piršto kažkas. Nu, nafik. Nu, gerai, nieko tokio. Kaip kitą akį. Kas? Lemba, au. Nu, karočią. Kitą akį, kaip šiaip reikia irgi padažyti. Nu, pabandom išsivalyti kažkaip. Net nežinau, kas čia buvo, taip jonas, čia kažkas buvo tiesiog ant man nago. Ir kaip pystelėjau čia taip gerai, tai vavo vyvo. Ir tada dar šiek tiek praeina su tuo tamsias spalvytė, dar šiek tiek uždeda jos ant viršaus. Toks atsimerkia, o iš šitą vietą tavo toks biški. Kita pusė. Paima dar šviesesnį glitterį. Jesus Christ, koks čia gliterinis gliteris. Ir tipo, vat, paima nuo šitos vietos ir vat jo... Pliam, esu pirštų daug geriau gautas. Nu, lemba, daryk su pirštu nedaryti. Kitą bandom su pirštu, jau gausiai skirtingai. Einu šitą. O Dieve, kaip čia gražiai gavosi, pala reikia kitą taip padaryti. Tą kartą į klubą su tokiu makiažu. Ok, tai dabar dar toliau kaip vinga, tai čia man pati sunkiausia dalis gyvenime, nes niekada nesupratau, kaip jį padaryti. Aš turiu tokį brown pencilą, irgi naudoju brown, nemoku tai pasidaryti, wow, nežinau. Einam prie veidrodžio, jūs galėsit žiūrėti šoną, aš darysiu prie veidrodžio viską. Va, vieną tokį pasidariau. Tokį labai lengvą. Ir kitoje pusėje reikia tokio paties. Dariau tokias dvi minijos čikės. Aš manau, kad mes dabar darimsim teptuką ir su juo dar kažką darysim viršaus. Main idėja, kaip aš pasidariau eyelinerį, tai galiu nupasakoti, nes nemoku, tarsi prieš telefoną niekaip neišeitų pasidaryti. Tai kadangi turiu hooded eyes, tai aš išsipešiau tokį pat vinksą, kur prieš tai matėt. Tada pasiėmiau teptuką ir užsimerkiau ir taip prūžinau, kad susilietų viskas, nes ten tarpas jausiai būna. Ir tada atsimerkiu ir tiesiog su teptuku, vat, bum, 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 bum. Tokį ištempimą padarau, kad gautus toks snatched vinksas ir jo gražiai atrodytų. Tai vat, čia mano tipsas, kaip aš darau eyelinerį, vis tiek mane lygiai gaunas, tai nežinau, tipo, jeigu turi geresnių idėjų, tikrai I'm all ears. Ainta freckles daro. Turiu. Tai pradeda nuo deda kelis sunaudotus ir immediately sakė blendina out. Ir tada deda toliau. Toj pusėje. Ir tada immediately blendina out. Ir paimam toliau ant apačioj. Blendinam out. Blendinam out. Nosytė jau su freckles tokio mini. Nuok freckles užteks. Ir toliau jinai pasiėmė highlightuką, kadangi, kaip aš sakiau, highlightuką neturiu, tai naudojau šešėliuką. Tada duosim tokį fluffy muffy. Ir šiek tiek apačioj. Ir, kaip suprantu, šiek tiek per viduriuką. Čia. Gerai, šitą naudojam.
kažkada norėjau prisipūsti šiek tiek lūpas, dar vis svarstu apie tai, galbūt pasipūsti šiek tiek viršutinę lūpą, bet nesu sure. Nu, tipo, man nėra, kad man lūpas nepatiktų, bet biškiaušinis labai dažnai overlinint noriu, nes, nu, čia trūksta man ant viršutinės to puffinės. Lūpom aš tiesiog naudosiu vazeliną. Man patinka mano lūpas, kaip aš pasidarau jas. Tokias gaunasi prisirpusios, man labai ištausėjus lūpas, tai gaunasi jos tokias prisirpusios. Ok. Ir dar lip glossą ant viršaus. Aš noriu lip glosso. Gal ir nieko? Galima bandyti. Turiu tokį fainą labai lip glossą. Jis toksai šiek tiek galbūt rudos spalvos duos. Bet labai gražiai blizga. Ir tušiukas. Tai dabar mano viršutinės blakstienos šiaip yra priaugintos, bet jos jau visos beveik iškritusios. Tai galvoju, kad galime ir viršų pasidažyti ir apačią dėl efekto. Ir labai faina šitą tušiuką. Tai dažome su juo. Gerai, varom nuo viršaus pradam. O, vis tankiai geriau atrodo. Tokias huge eyelashes iš karto. Ir, nežinau, dažoma patinės blakstienos. Geras klausimas. Aha, jinai dažė patinės blakstienos biškelį, tvai pasidažom, nes irgi biški. Bet nedaug labai. Mano patinės labai ilgos, tai jeigu daug pristažysiu, tai atrodys baisiai. Bet nedaug. Gal visai nieko. Volia. Aš šiaip nuoširdžiai manau, jog viskas. Aš blakstienų neklijuosiu, nes, kaip sakiau, turiu šiek tiek priaugintų dar. Tai man ir gaunas toks pusiau priklijuotų blakstienų efektas. Blemba, servina šitas lukas. Oh my god. Užtrukau, nu tikrai žinokit, kokią valandą laiko pasidaryti, bet aš nesu experienced. Tai man atrodo, kad jeigu tu esi experienced, tiesiog dedi vieną po kito, nešneki ir čia tikrai turėtų būti galbūt greičiau. Va, tai parašykit, ar patiko. Jeigu bandysit irgi pasidaryti šitą luką, aš įmesiu linką, pagal kurį tutorialą aš dariau, tai jeigu bandysit irgi pasidaryti, tai parašykit, kaip gavosi. Gerą vakariuką visiems. Dėkui, kad žiūrėjot.